Nieko atėjo laiks atversti naują puslapį mūsų urviniai studijoje, nes pradėsim naujo temo, kurios dar mes nenagrinėjam. Kaip žinom, jau nuo senovės labai aktual buvo programos. Aš net pirkdavau tik laikraštį, kuris vadinas Kalba Vilnius, ir ten būdavo TV programa savaitinė, kad sužinoti, ko gera bus kito savaitė. Tada pasiimdavo pieštuko, pasibraižydavo pačius geriausius filmus arba koks nors laidas, kas man būdavo įdomu. Ir laukdavo, kad bus galim jų pažiūrėti per vienintelę Lietuvos televiziją. Laikui bėgant tos programos ištobulėjo, atsirado kompiuteriai ir mes pradėjom domėtis kompiuterio programom. Žodžiu, kad palengvintų gyvenimo, mums gyvenimas žymiai palengvėjo, kai atsirado kompiuteriai. Programos buvo skirtos viskam, ir skaitimui, ir rašymui, ir visokiom užduotim atlikti, ir nupaišyti ko nors. Ir paklausyti ko nors, ir pažiūrėti ko nors, ar net kažko atspausdinti. Laikui bėgant, tos programos dar palengvėja, nes vis mėgst lengvo gyvenimo. Tik kad būtų kuo lengviau, kompiuteriai visgi yra sunkus, dabar vis perėję į mobiliuosius telefonus. Telefonai dar labiau palengvina gyvenimo, nes jie lengvučiai įsikiš į kišenę, į to gali telefoną prisivaręs tų programų naudotis lygiai taip pat. Tai va, mes atvertėm tokį reikalą, kad pradėsim domėtis testuoti telefonų programs, įžiūrėti, kas ten per daiktas, į ko yra įdomus, ko galim įdomus surasti. Tai va, testuosim pirmiausia va su to gal telefonu. Aišku, to programų reikės įsikelti pradžioj, susirasti, įsirašyti, o tada įsidiegti ir tik tada galėsim jo išbandyti. Kiekvienas aparatas ir kiekviena programa turi savo versiją pritaikyto ten tam tikriem telefonam arba tam tikrom planšetėm. Pagal, ne tai, kad pagal modelio, pagal Androidą versijos, sakykim, einti tik ant naujesnių arba tik ant senesnių. O štat pirmiausia, ko mes darysim, bandysim pažiūrėti, koks pas mūsų tą aparatą yra tas Androids vadinams. Bandykim atsiversti. Va taip, atsiverčiam mes jį. O įsijungia. Dabar mums bus aktual pasižiūrėti, ko mes čia turim, kokio čia mes turim versiją. Mums reikia susirasti, kur yra mūsų nustatymai arba parametrai ir bandyti juos atsidaryti. Va. Dabar mes keliam, kur bus parašyta apie telefoną. Atidarom, va čia modelis ir va kokia Android versija. Mūsų atveju Androido roda yra 5.1, kaip matom. Tai žodžiu, turi programos tik šitai versijai. Prie kiekvienos būna aprašymas. Bet mums dabar tas nesvarbu. Mes įsikelsim pirmą programą ir jo išbandysime. Pirmiausia, ko mums reikėtų padaryti, tai mums reikia atsisiųsti programėlę ir jo susidiegti. Kadangi mes nepripažįstam jokių Google Play, nesąmonių, tokių visokių, mes visko darom su kompiuteriu. Šitą programėlę, kurio mes dabar siūsim, yra skirta padaryti vaizdą įrašui iš telefono ar planšetės darbalaukio visko įrašyti, kas vyksta ant darbo stalo ar ten viduj. Kad būtų kokybiškas įrašas, kad būtų galim pademonstruoti, ko mes ten darom kokybiškiau, o ne nufilmuojant su kažkokiu
kiot telefoną ar kiot kamerą. Tai va, mes dabar jau bandam atsisiųsti su kompiuterio pagalba, o paskui mes bandysim su tą pačią kompiuterio pagalbą kelti to programėlę į telefoną. Tai va, vyks procesas. Dabar mes bandysim per Bluetooth'o įkelti į telefono to programytę. Nu ko, Bluetooth'o pagalba mes čia įsikeliam programėlę. Dabar bandysim jo susirasti. Kadangi mes nepripažįstam jokių Google Play, pas man nieks neplayon, pas man tik tas natūralus įkelims. Galim įkelti tik per Bluetooth'o, per kompiuterio laido, per flešiuko arba per atminties kortelę, ar net tiesiogiai su telefonu persisiųsti iš interneto. Dabar bandam ieškoti, per ko mes čia galim ko panaršyti. Yra toks dalykas, šiuo atveju failų tvarkyklę. Atsidaram, einam į telefoną atminti, čia ko gera bus Bluetooth. Mes atsisiuntėm tokį reikaliuko as screen recorder.
Bandysim jo įsidiegti. Mums dirbs šitam aparate, ne mes dar nežinom. Spaudžiam ant ją OK. Paskui spaudžiam kitas, dar kits. Ir va apačioj užsirašę įdiegti. Ir mes bandysim įdiegti. Ir laukiam, kol ta juos pramakaluos iki galą. Diegės viskas ramiai, be panikos, niekur neskubam. Mums biškį užgesa, bet mes galim atgaivinti. Diegės toliau. Jau yra nelaba mažutė. Tai gali būt, kad čia ir neveiks, nes jau yra naujesnė ir neaišku, ar tokiam senam aparatui jin dar pasileis. Bet mes išbandysim ir sužinosim. Kol kas maskatuoju linijai. Laukiam, kur baigs maskatuoti. O, rašo, kad programą įdiegt. Atlikta. Paskui mes jo atidarysim. Dabar čia išeinam. Nu ko, bandysim paleisti mūsų dabar programėlę, kurio mes atsisiuntėm. O, ne į tą pusę, kas čia, ne to. Va taip. Spaudžiam OK. Pasileist banda. O, yra toks dalyks rekord. Spaudžiam, išbandysim. Ar jau čia rašas, ar čia kas vykst. Nėra rašą įrašytų. Čia mums gal reikės paspausti, kad rašytus. Mes dar nemokam. OK. Ko čia rašo? Please don't now select don't show again. Nežinau, OK, understanding. Čia galim rašyti, ką daugiau neberodytų. Pradėkim dabar. Už 3 sekundžių rašos visko, kas vykst mūsų ekrane. Jau viskas rašas mūsų vaizdelis. Mes galim iš čia išeiti. Mes galim pabandyti kažko dabar įeiti, išeiti. Įdėjom, išėjom. Dabar mums norės to programą kaip ir uždaryti. Stop. Viskas. Rodo, kad ir saugota. Dabar pažiūrėkim, kas mums įsirašo. O. Kažkas įsirašė. O. Ko mes įrodėm, to mes ir įsirašėm. Va taip jon dirb. Va. Taip jon dirb. Va. Ir mes ant galo jo sustabdėm. Viskas tvarkoj. Viskas veikia. Išbandėm, reiškia, ant šitam telefonui gali veikti ir dirbti. Tai va, pirms bandėm padaryti. Tai va, kol kas tiek.